Ar buvo kada, kad sutikote žmogų, pajutote tą kibirkštį, o vėliau supratote, kad šis žmogus negali duoti jums tokios meilės, kokios trokštate? Ir vis kažkokiu būdu vėl ir vėl atsidūrėte toje pačioje situacijoje. Jeigu tai jums pažįstama, likite su manimi. Su jumis viskas gerai, bet čia slypi kai kas daugiau. Aš esu Jolita, pasąmonės labirintų įkūrėja ir santykių specialistė. Ir šiandien kalbėsiu apie tai, kodėl tiek daug žmonių pritraukia emociškai neprieinamus partnerius. Net jei ir žinote, kad tai jūs skaudina. Ir svarbiausia išsiaiškinsime, kaip pagaliau nutraukti šį ciklą. Pirmiausia, išsiaiškinsime vieną dalyką. Jūs pasirenkate tokius santykius ne todėl, kad norite dramos. Jūs juos pasirenkate todėl, kad jūsų nervų sistema ieško ne to, kas sveika, o to, kas pažįstama. Jeigu augote bandydami užsitarnauti dėmesį, meilę ar pritarimą, kito žmogaus vaikymasis jums gali jaustis kaip namai, nes jums tai yra pažįstama. Ir tas pažįstamas jausmas priverčia jūs manyti, kad tai yra ryšys. Kita priežastis, kodėl šis modelis kartojasi, yra tai, ką vadinu paslėpta viltimi. Viena jūsų dalis tiki, jeigu tik šis neprieinamas žmogus pagaliau pasirinks mane, kažkas manyje susitvarkys. Ši viltis labai stipri, bet taip pat ir alinanti. Nes iš tiesų jūs netaip jau norite šio konkretaus žmogaus. Jūs trokštate jausmo, kad pagaliau esate reikalingi. Įsivaizduokite, kad jums labai patiko koks nors žmogus, bet vis atidėlioja susitikimą su jumis. Vis žada, bet nesusitinka, kartais atrašo, kartais ignoruoja ir tu vis lauki. Ir viduje pagalvoji, jeigu pagaliau susitikčiau, vadinasi, aš esu geras žmogus, aš esu reikalingas žmogus. Bet tikra tiesa yra tokia, tau nereikia būtent to žmogaus. Tu tiesiog nori jaustis mylimai ir svarbiai. Tai kaip nutraukti šį besisukantį ratą? 3 paprasti labai galingi žingsniai. Pirmas. Nustokite tikėti, kad bendravimas su nepastoviu žmogumi yra ryšio kūrimas. Buvimas šalia su nenuspėjimu žmogumi nėra aistra ar meilė. Tai yra jūsų nervų sistemos šauksmas grįžti į tai, kas pažįstama ir patogu. Antra. Pristabdykite pasimatymus su tokiu žmogumi. Emociškai nepasiruošę partneriai labai greitai parodo savo tikrus veidus, kai neskubate prie jų prisirišti. Duokite savo laiko juos stebėti. Trečia, paklauskite savęs, ar šis žmogus mano gyvenimą daro ramesnį ar chaotiškesnį. Sveika meilė yra stabili, netobula, bet stabili. Jeigu atpažinote save ir norite suprasti, iš kur tai atsirado ir kaip tai pakeisti, aš kviečiu jūs į aiškumo sesiją, kurioje giliau pasinersime į jūsų asmeninę situaciją, poreikius ir tai, kokio žmogaus jums iš tiesų reikia. Nuorodą į sesiją paliksiu aprašyme. Ačiū, kad buvote čia. Jeigu šis video jums buvo naudingas, prenumeruokite ir pasimatysime kitame video.